Labadiena, mėlyjeji, sveikinu Jūs iš vilos Šahrazad. Arabijos dykumoje leidžiasi saulė. Štai taip atrodo vilos teritorija ir baseinas vakare. Ten dešinėje, kur dega šviesos, yra Raudonoji jūra. Na, o kairėje, ten, kur leidžiasi saulė, matosi Raudonosios jūros kalnų kanjonai. Skamba rami muzika, vyrai ruošia vakarienę. Na, o aš iš žalio Izidės ir Ozyrio kambario noriu jums papasakoti apie kelionę, į kurią kviečiu jūs 2026 metų balandžio 9-21 dieną. Tuoj perjungsiu kamerą ir papasakosiu kelionės programą. Štai tikiuosi, kad matysis vilai visas apšvietimas toksai romantiškas, prislopintas. Taigi, kas mūsų laukia balandžio mėnesį? Po daugybės metų pertraukos nusprendžiau atnaujinti maršrutą, kuriuo vežiau grupę kolegų 2008 metais. Įvažiuoti į vakarų Egipto dykumą ir oazes iš tikrųjų yra labai sudėtinga. Kelionių agentūros neorganizuoja ten ekskursijų, kadangi labai ilgi atstumai. Ir į tokią kelionę gali leistis tik tai žmonės, kurie vertina gamtą, domisi autentišku Egiptu ir moka būti su savimi. Taigi, kokia yra mūsų kelionės programa? Balandžio 9 dieną svečiai atskrenda į Hurgadą. Mes pasitinkam jūs Hurgados oro uoste. Oro uostas yra maždaug 15-20 minučių važiavimo nuo vilos, iš kurios aš dabar jums pasakoju visą šitą istoriją. Įsikūriam vilai, vakaras bus skirtas poilsiui, skani vakarienė, susipažinimas ir kitą dieną važiuojame į pliažą prie Raudonosios jūros, kur galėsite pasideginti, pasimaudyti, pasnorkelinti, tai yra paviršinis nardymas. Valgom vakarienę Hurgadoj, skaniausiame jūros gėrybių žuvies restorane. Išgersime kavos su kardamonu legendiniai kavinukiai miesto centre. Jei norėsite, pervažiuosim per parduotuvę su mūsų svečiais, dalinuosi savo slaptomis vietomis, kurie žino tik tai vietiniai egiptiečiai. Ir vakare ruošiamės ilgai kelioniai. Naktį, anksti iš ryto, mūsų paimti atvažiuos autobusas, mūsų vairuotojai atvažiuos 300 km iš Liuksoro, kadangi tik jais pasitikiu. Per 20 metų gyvenimo Egipte esu subūrus visą savo komandą, patikimų nardytojų, tiesiog vairuotojų, patarnautojų, taip kad mūsų patikimi vairuotojai mus veš visos kelionės metu. Ir važiuojame į Egipto pietus, kylam per Arabijos dykumą, Raudonosios jūros kalnų kanjonais, serpantinais, virš jūros lygio ir pusryčius jau valgysim Kenos mieste, tai yra pietų Egipto miestas, esantis prie Nilo. Toliau važiuojam į Liuksorą, nes būtent nuo čia prasideda greitkelis, kuriuo galima pakilti į Afrikos plokštikalnę greitkelį, kuris jungia 4 oazes. Ir pakilus į plokštikalnę atsiveria fantastiškas vaizdas, bekraščiai smėlynai, kuriais važiuosim 100 kilometrų. Ir artėjant prie oazės, staiga atsiranda datulinių palmių siena.
Panašiai kaip atviras vandenynas yra tarsi dykuma su mažai gyvybės, o koraliniai rifai yra gyvybės knibždėlynas, lygiai taip pat ir oazės, atrodytų nevaisingoj dykumoj, yra kaip gyvybės ir vaisingumo koncentratas. Pirma oazė, kurią aplankysim, bus Hardžos oazė, dar vadinama vakarinė oazė. Oazėse gyvensim labai egzotiškose viešbučiuose, karavansarajuose, beduiniško tipo, kur turėsim visą komfortą ir kartu pasinersim į 1001 nakties atmosferą. Kitą dieną Hardžos oazėje leisimės į kelionę į Duš oazę. Ten dar senosios karalystės laikais buvo pastatyta šventykla deivei Izidei. Vėliau ten įsikūrė romėniška gyvenvietė, yra likę jos fragmentai. Einant per smėlynus iki šiol galima po kojomis rasti terakotos šukių. Visose vietose medituosim, Izidės šventyklai pravesiu gydomąją meditaciją. Važiuodami į oazę ir iš jos apžiūrėsim tokį įdomų siurrealistinį kaimą, į kurį Egipto valdžia buvo sugalvojusi perkelti vietinius gyventojus. Tuos pastatus statė garsus architektas, tačiau dykumų gyventojai nepanoro gyventi kolektyve. Išbandę kokią savaitę naujus būstus, jie vėl sugrįžo į savo mažas pirkeles. Tačiau tas kaimas yra išlikęs dykumoje, mes jį apžiūrėsime. Dar tą dieną apžiūrėsime keletą romėnų fortų, gyvenviečių, šventyklų, kurios yra išlikę Hardžo oazės apylinkėse. Ir kiekvienoj oazėje maudysimės karštose versmėse. Tai yra mano atradimas, apie tai jums nepapasakos jokie gidai ir jokie vietiniai gyventojai. Po smėlių, po Sahara teka požeminės upės, tik tai jos teka labai giliai ir oazės yra drėkinamos arteziniais gręžiniais, kurie eina gilyn į žemę keletą kilometrų. Tose vietose, kur karštas, kur vanduo trykšta iš po žemės, dažnai jisai būna karštas, mineralinis, struktūruotas, būna pastatyti baseinai, tokie kaip arinkai, kuriuose vanduo vėsinamas ir paskui per kanalų sistemą yra paduodamas į laukus. Kai kuriuose vietose yra pastatyti baseinai žmonėm maudytis, kitur yra tiesiog tokie kaip arikai, į kuriuos galima įlipti ir maudytis kaip baseine, kaip vonioje vidury dykumos. Tai vat kiekvienoj oazėje parodysiu jums tokias stebuklingas vietas. Kitą dieną Hardžos oazėje apžiūrėsim Hibis šventyklą, statytą persų karaliaus Dariaus I. Ten garbinama Tėbų triada. Ten yra išlikęs labai garsus bareljefas, vaizduojantis dievą Setą, kurį krikščionis transformavo į jurgį ir drakoną. Taip pat apžiūrėsim Bhagavat kapines, seniausias pasaulyje, ankstyvosios krikščionybės, krikščionių gnostikų kapines ir nekropolį. Apžiūrėsime Hardžos istorinį archeologinį muziejų ir leisimės į ilgą kelionę į Dahlos oazę, kuri yra pati seniausia ir didžiausia. Pakeliui apžiūrėsime Balad, suakmenėjusios medienos kaimą. Dahloj įsikursim taip pat unikaliam viešbutį vidury dykumos, smėlynų, su karšto vandens baseinu, kuriame galima maudytis kada panorėjus, vakare, iš ryto ar dieną. Dahlos oazėje apžiūrėsime senovinį kaimą, statytą iš molio plytų viduramžiais, daugiaaukščiai pastatai, iš kurių žmonės išsikraustė tik prieš keletą metų. Toksai dykumų miestas užtamsintom gatvelėm. Apžiūrėsim Dahlos
fortą, tokią pilį su mečetėm, gyvenamaisiais pastatais. Dachlai yra labai įdomios mastabinės kapavietės nuo faraoniškų laikų. Apžiūrėsim Dil ir Hagar akmenų miestą, šventyklą, kuri yra šitos oazės prieigose. Ir iš Dachlos oazės toliau važiuosim į Farafros oazę, kuri garsėja baltąja dykuma. Ten žemės paviršiui susiformavo baltos kalkinės uolienos ir vėjui pustant temperatūrų poveikyje tos uolienos suformuoja tokias įdomias egzotiškas skulptūras. Visas landšaftas atrodo tarsi padengtas sniego, ledo. Farafros oazėje apsigyvensim labai įdomiam viešbutyje, kuriame gyvena džinai. Apžiūrėsim pačią oazę, apsilankysim kupranugarių fermai, kilimų dirbtuviai, maudysimės, aišku, karštame šaltinyje ir važiuosim į safarį visureigiais į baltąją dykumą. Ten praleisim ir naktį, galima bus medituoti, vaikštinėti, fotografuotis, atliksim sufijų, Gurdžievo vyno norų išsipildymo ritualą po žvaigždėtų Saharos dangumi. Iš Farafros oazės leisimės į Baharijos oazę, kur yra juodoji dykuma, juodos vulkaninės uolienos. Baharijos oazė yra ypatinga tuo, kad ten kursuoja automobiliai be numerių ir be stiklų. Žmonės visi yra ginkluoti, net policija tai gerbia, nebijokit, jie turistų nepuola, bet yra tokie labai orus. Ir Baharijos oazėje gyvensim taip pat tokiam beduiniškam, berberiškam viešbutį vidury alyvmedžių sodo, maudysimės karštoje versmėje, valgysim vietinį labai skanų egiptietišką maistą. Maistas išaugintas oazėse turi visai kitą skonį. Ir apžiūrėsim daug įžymybių. Baharijos oazė yra Aleksandro didžiojo šventykla, pastatyta jo kelionės į Syvą garbiai, kuomet Aleksandras su dalim kariaunos keliavo pasitarti su Syvos orakulu į Amono šventyklą ir būtent ten buvo pripažintas faraonu, Egipto valdovu. Dar Baharijos oazėje yra auksinių mumijų slėnis ir muziejus, kuriame galima pamatyti tas mumijas. Yra faraoniškos kapavietės, šventyklos liekanos, šventiko kapas ir labai gražūs sodai, plantacijos, nenusakoma romantika. Iš Baharijos oazės toliau važiuosime į Kairą, įvažiuosime į didžiausią Afrikos miestą, nuo Gizos pusės matysim didžiąsias piramides ir apsistosim savo viešbutėlyje priešais piramides. Pro langą iš balkono matysite piramidę ranka pasiekiamą. Kaire praleisime naktį, važiuosim į Taladhar rajoną, kultūrinį parduotuvių rajoną ir iš Kairo važiuosim toliau į Hurgadą, kur dar turėsim vieną dieną pliaže prie jūros, valgysim vėl skanų maistą, ilsėsimės, vėl parodysiu jums savo slaptas vietas. Ir balandžio 21 dieną, jei norėsite, galėsite grįžti namo, arba, jei bus noro, galima atostogas prasitęsti. Labai rekomenduoju, nes tikrai kelionė bus intensyvi, porą dienų dar norėsite patinginiauti. Taigi kelionės datos yra 26 metų, balandžio 9-21 diena. Ši kelionė yra unikali, logistika labai sudėtinga. Mus lydės geriausias gidas, aš vesiu meditacinę paskaitų programą, bus daug aptarnaujančio personalo, taigi neklauskite, kada kitą kartą bus tokia kelionė, jos daugiau nebus, ši kelionė yra vienintelė, unikali, aš jos nekartosiu, taip kad pamatysite Egipto dykumas ir oazes būtent tuo laiku, arba, manyčiau, nieko bet. Taigi,
Labai tikiuosi susitikti su jumis čia, Vilai Šachrazad, pavasarį, balandžio mėnesį, būtinai išankstinė registracija. Parašykite elektroninį laišką, asmeninę žinutę ar paskambinkite. Detalę kelionės programą galite matyti mano Facebooko puslapyje arba duokite žinią, atsiųsiu ją elektroniniu paštu ir mielai atsakysiu į jūsų klausimus. Labai norėčiau, kad pamatytumėte tą grožį, kuris yra dabar su spalvotais linkėjimais, violetiniais, nes toks yra dabar dangus man už nugaros, iš Vilos Šachrazad, jūsų Dalia.